Sendit. Labai geras šaukinys ir komandos pavadinimas Erikas Jurkus. Gražus driftas, iniciacija pakankamai gera, uždūmina ir padangas. 92 modelis gražiai šturmuoja. Panašu. Kažkiek tai iki pergalės Erikas Jurkus. Jūsų dėmesiui jis puikiai pasirodė kvalifikacijoje, efektingai galėčiau pasakyti taip. Erikas Jurkus, Dominikas Nemūra, toks tandemas čia, labai geras spaudimas iš pastarojo. Jurkus, galima sakyti, ir turi gal ir geresnį sukibimą. Įdomu, kaip bus važiuojant paskui lėtesnį oponentą šį kartą. Erikas Jurkus gali prisidaryti šiokių tokių dalykų, tačiau neprisidaro. Panašu, kad Erikui Jurkui lengvesnį kelią nušviečia Dominikas Nemūra ir be didesnių peripetijų mes skelbime, kad Erikas Jurkus, numeris 50, keliauja toliau į top 16. Tadas Stašelis, jeigu taip ir toliau turės statyti draugams, jis tai turėtų išgirsti. Tuo tarpu mes turime dar vieną nuostabią kovą tarp Žygimanto Buožiaus ir Eriko Jurkaus, kuris važiuoja beje priekyje. Labai įdomiai važiuoja Jurkus priekyje. Keičiasi pusėm, Buožius dabar priekyje, Erikas Jurkus iš paskos. Bamtelį netgi šiek tiek Jurkus, man atrodo, į Buožiaus galinio automobilio dalį. Spaudimas iš Jurkaus jaučiamas. Bando vos nepastumti savo oponentą, Žygimantą Buožių. Persimetimas per Wi-Fi, labai geras sinchronas ir labai graži dvikova. Ikius. O čia dar viena įnirtinga kova ir čia tikrai bus įdomu dėl to, kad Tadas Stašelis kovoja su Eriku Jurkum. Žiai važiuoja būtent čia atkarpą ketvirtąją įskirtinę clipping zoną. Puikiai važiuoja čia ir panašu, kad Erikas Jurkus be kontakto negali. Jūsų komentarų ir įsitraukimo į diskusiją. Pažiūrėkime, kaipgi sekasi jiems būtent susikeitus pozicijomis. Erikas Jurkus važiuoja labai fainai, tačiau Tadas Stašelis visai čia pat, atstumai minimalūs. Pro Wi-Fi šiek tiek Stašelis pameta tą atitinkamą tempą ir netaip efektingai užbaigia. Su vos ne finalinėmis poromis Erikas Jurkus ir Vizgirda kapojasi dėl aukščiausios prabos. Reikalai dabar jau Erikas Jurkus seks iš paskos, beje, kvalifikavosi pakankamai aukštoje pozicijoje 7, bet tai jau nieko nereiškia, nes jis kovoja prieš Gytį Vizgirdą, kuris skynėsi kelią ir skynėsi kelią pakankamai plačiai. Jurkus yra vienas agresyviausių. Šiandieną pastebėjau, kad tikrai negaili nei savo, nei kitų automobilių. Svarbiausia, kad jo agresyvumas neatsirūktų prieš patį ir spaudimo tikrai būta. Organizatoriams vyksta Arena Drift Cup Street lygos pirmasis etapas, o čia finalinė kova. Nedas Beliavičius užims pirmąją
poziciją, jis jau demonstruos savo lead runą, o Jurkus, na, mes žiūrėsime į jį, nes jisai mėgsta truputėlį pataranuoti savo oponentus ir paterorizuoti, ir tą daro ir dabar. Panašu, kad akivaizdžiai, kaip visada, mėgsta įrodyti savo raumenis ir nevengia kontakto Erikas Jurkus, dėl to aš manau, kad žiūrovai turėtų jį pamėgti vienaip ar kitaip, o tuo tarpu Nedas Bilevičius stengiasi važiuoti maksimalią trajektoriją. Man patinka. Aš asmeniškai neižvelgiau kažkokio tai simpatijų, gali būti visokiausių, bet ir vienas, ir kitas darė tam tikrus dalykus. Todėl leiskim jiem pasikapo dar. Mes tikrai norim pamatyti dar efektingesnių kovų. Na, įdomu, kaipgi čia ar neperkaito ir vieno ir kito procesorius po šitų visų važiavimų. Priminsiu dar kartelį dėl... Ar bus kažkas neįtikėtino? Nedas Bilevičius puikiai surinka pirmosios skaitinės clipping zonas, trečioji irgi pakankamai puikiai. Tuo tarpu ketvirtoji irgi fantastiškai, Nedas Bieliauskas daro fantastišką darbą, tačiau nuo jo nesilieka nei per plauką Erikas Jurkus Žemaitis. Antroji vieta, ponios ir ponai, čia didžiausia drama, nes nieks neaišku, kas kur kaip. Antroji vieta Erikas Jurkus! Ir ponios ir ponai, pakeliam triukšmo pelnytai šitą 47 numerį.